Sveiki atvykę į Dvasinės mišrainės antrąjį epizodą. Šiandien bandysime išsiaiškinti, kas slypi už žodžio konsteliacijos. Priminsiu, kad Dvasinės mišrainės tikslas yra kuo aiškiau ir žmogiškiau papasakoti apie tam tikras dvasinės praktikas ir perteikti tai suprantamai. Šiandien svečiuose turėsime Nerijų, kuris jau ne pirmus metus veda konsteliacijų praktikas. Prisipažinsiu, kad ir man pačiai ne kartą teko sudalyvauti, ne tik pas Nerijų, bet ir pas skirtingus kitus vedėjus. Ir konsteliacijos man asmeniškai jau nėra kažkokia naujiena, bet kiekvieną kartą, kai tenka kažkam paaiškinti, kas tai yra per praktiką, tai būna tikrai nelengva. Taip trumpai iš savęs galiu papasakoti, kad konsteliacijos yra praktika, kur dalyvauja dažniausiai nuo 5 iki 20 žmonių. Ir žmogus, kuris paprašo savo konsteliacijos, dažniausiai jisai turi garsiai išreikšti ir papasakoti, kokią turi problemą. Na, kaip pavyzdys, dažniausiai tai būna kokie nors santykiai su tėvais, arba santykiai su pinigais, santykiai su vaikais ir tam tikro panašaus pobūdžio problemos. Kai žmogus papasakoja apie savo problemą, jisai išrenka iš visų dalyvių tam tikrus pagalbininkus, kurie atstovaus jo problemos dalyvius. Tai va, pavyzdžiui, jeigu aš turiu kažkokį komplikuotą santykį su mama, pradžioje iš visų dalyvių, kurie susirinko, išrenku save, paskui išrenku savo mamą, tada galiu išrinkti santykį patį, nebūtinai žmogus atstovauja gyvą žmogų, jis gali atstovauti ir emociją, ir kažkokią kitą poziciją, kaip pavyzdžiui bendras santykis. Tuomet žmogus, kurio tai yra konsteliacija, jisai tuos žmonės sustato tam tikroje aikštelėje, kai yra suskirstomi dalyviai savo rolėmis, jie yra pastatomi aikštelėje, kambaryje ir žmogus, kuris juos sustato, jisai dažniausiai parenka jiem tam tikras pozicijas, atsuka vienas priešais kitą arba užsuka nugarom. Ir žmonės, kurie yra dalyviai, jau su savo rolėm pradeda pasakoti, kaip jie jaučiasi. Ir kartais tie žmonės, kurie atstovauja tam tikras rolės, jie pradeda jaustis, elgtis, kalbėti analogiškai realiems kliento problemos nariams. Konsteliacijų esmė iš mano perspektyvos yra labiau tam, kad mes pamatytume problemą iš šono. Bet pakalbinkime apie tai plačiau Nerijų. Tai labas, Nerijau. Labas. Matomės Ačiū, kad jau. pakvietei. Prašau, labai džiaugiuosi, kad sutikai. Ir matomės mes šią savaitę jau antrą kartą. Taip. Tai teko pas tave dalyvauti konsteliacijose, čia prieš 3 dienas gal. Ir aš iš karto po tų konsteliacijų užsukau pas draugus ir iš karto pasipylė klausimai, kur čia buvai, kokia čia veikloj. Ir savai žodžiais bandžiau paaiškinti, kas yra konsteliacijos. Tai buvo ką veikti iš tikrųjų. Tai vat pirmas tas mano klausimas gal ir būtų, kaip paaiškinti žmogui, kas yra konsteliacijos, tokiam žmogui, kuris niekada nedalyvavo ir nematė to proceso viso. Jo, tai toks tiesiog energetinis išdėstymas. Tai, kas mūsų viduje, emocijos, būsenos, nuotaikos, tiesiog konsteliacijų pagalba mes galime iškelti tai tarsi į dienos šviesą. Iškelti ir pasižiūrėti. Pavyzdžiui, jeigu asmeninė konsteliacija vyksta, tai mes su žmogum ten modeliuojam, aš su tokiom figūrėlėm vedu. Asmeninė yra tu ir žmogus, kuris nori tos konsteliacijos. Kitų žmonių jau nėra. Ne, tada kitų nėra. Būna žmonių, kuriem taip yra, kažkaip taip geriau jiem. Tai asmeninė, tai su to žmogum mes modeliuojam, su figūrėlėm, jį ten nustatau į tam tikras pozicijas. O jeigu grupinė? Tai čia aš kur buvau grupiniai dabar. Jo, tu buvai grupiniai, tai kai ateina daugiau žmonių, tai vienas žmogus mes išrenkam kaip ta prasme, kurio situaciją žiūrim. Ir tada kitų žmonių pagalba mes modeliuojam jo situaciją. Kitus žmonės mes galim statyti į kažkokius šeimos narius. Tai pats žmogus išrenka,
kokių iš atėjusių tų žmonių, kuo bus jis pats, tada išrenka ten, priklausomai nuo situacijos. Ne? Jeigu aš ten turiu kažkokį, tarkim, stringantį santykį su tėčiu, tada išrenku savo tėvą kažką iš tų žmonių atėjusių ir sustatau juos į tokią kaip aikštelę. Jo, tiesiog yra toks, kaip nežinau, ratas. Kažkoks laukas tas. Jo, bet iš esmės, toj patalpoj, kurioje vyksta, tai toj patalpoj viskas ir vyksta. Aš kažkokių ribų ten neuždedu, tiesiog patalpa kiek riboja, tiek ir yra. Ir ta prasme, ir ten nebūtinai žmonių pozicijas galima statyti, net pavyzdžiui, kaip paminėjai, aš esu ir santykis su tėčiu mano, ne? Ir tas santykis, kaip taisyklė, jeigu žiūrim per konsteliacijas, tai jis man kažkuo netinkamas, kažkuo sunkus, norėtųsi kažkokio kitokio santykio, gal lengvesnio. Tai mes aš statau, pavyzdžiui, tave, statau tavo tėtį ir dar galiu statyti net ir tą santykį tavo. Nebūtinai, kad žmogus atspindi žmogų. Nebūtinai, aš galiu statyti bet ką, būsenas, ta prasme, nuotaikas. Jeigu, pavyzdžiui, sveikatą, aš galiu statyti vidaus organus, ta prasme, ir tokia prasideda tokia magija. Vidaus organai, pavyzdžiui, jeigu apie sveikatą, vidaus organai pradeda kalbėti. Ir tas žmogus, kurio konsteliaciją mes statome, jis gali nustebti, kaip čia taip, kad taip ir jaučiu. Ta prasme, kas čia yra, kas čia per stebuklai. Geras, okei. Aš kažkaip, kai grįžau po tų konsteliacijų šią savaitę, irgi bandau paaiškinti kažkaip savo žodžiais kažką. Ir vienas draugas į mane žiūri, sako, tai čia kaip terapijos būdas. Sakau, gali būti kažkiek, gal ir padeda kaip terapijos būdas. Ir aš tada pradėjau pati galvoti, tai kaip aš apibūdinčiau. Ir man tai gal buvo labiau toks kaip pažiūrėjimas į savo tam tikrą situaciją iš šono, nes kiti žmonės, jie vaidina tą situaciją, yra kaip toks kažkoks teatras įsijungia. Bet ar teisingai, aš manau, į tą pusę jau toks. Jo, žmonės dažnai, pavyzdžiui, žmonės, kur neturi patirties, jie biški ir savo dadeda kažkokių tenais, tokių būsenų. Bet taip įdomiai, jeigu mes susirinkome į konsteliaciją, tai mes persipinę vienos kažkokios temos esame. Visiems labai aktualu. Pavyzdžiui, jeigu tavo klausimas ten tu ir tėtis, tai kaip taisyklė visi susirinkę, visi su tuo turi kažkokių reikalų. Ir net jeigu jie ir dadeda savo kažkokių, ta prasme, proto projekcijų, tai ta prasme, tai tik tai papildo tavo reikiamus tos klausimus, į kuriuos tu ieškai atsakymų. Aš iš tikrųjų šitą tendenciją irgi pastebėjau, nes aš kiek bandydavau atsives draugus, kad parodyt, kas yra konsteliacijos. Pavyzdžiui, šį kartą, kai mes irgi susitikom, sakiau draugiai, varom, pasižiūrėsi. Ir jai tikrai buvo įdomu, bet jinai kažkaip ten susirgo, kažkas ten su inkstais, žodžiu. Ir aš tai pradėjau galvoti, kad tikriausiai vis tiek tai yra kažkokios temos, kažkoks laukas žmonių, kur tos situacijos yra maždaug panašios ir kartais, kai tu nori kažką atvesti, ne visada reiškia, kad tos situacijos, kurios bus nagrinėjamos tam žmogui, yra aktualios, kad gal jo net nereikia ten. Aš atrandu, kad tai toks kaip gyvas laukas, ta prasme. Su savo filtrais kažkokiais. Su savo kažkokiais tokiais, ta prasme, kas turi ten būti, tas ir ateina. Nors esu vedęs ir festivaliuose, ypatingai Debesų pievoje vedu, jau kelinti metai iš eilės, tai ten būna labai stiprios. Ten šiais metais tai patyriau tokį, apie 100 žmonių dalyvauja. Ir ten iš vis prasideda kažkokia magija. Dar atrandu, kad kuo daugiau žmonių, tuo didesnis stebuklas vyksta. Ir ten taip įdomiai, ten net nereikia stengtis, ten viskas tiesiog atsiranda. Tai nežinau, turiu jau po šitų festivalių, po šitų tokių atradimų savo, tai turiu tokią viziją iš vis pravesti kažkokioj dideliai salėje arba gal net ir stadione. Mačiau Rusijos psichologai veda, tai irgi pastebėjau, kad tiesiog vyksta kažkokie stebuklai. Ką svarbu žmogui žinoti, jeigu jisai važiuoja į konsteliaciją? Aš kažkaip savo visada sakydavau, kad svarbu tą protą biškį atjungti, kad nemąstyt, kad čia dabar aš vaidinsiu dukrą kažkieno, atsistoju tą rolę ir tada labai protas pradeda mąstyti, kaip jaučiasi dukra, ką jinai, kokios rolės. Tai svarbu gal kažkaip, nežinau, pajausti tam momente, kaip tu jautiesi toj roliai.
ir ištransliuoti tą. Jo, bet čia toks, nežinau, visai man tinka. Iš esmės aš matau, kad tam reikia tokios kaip patirties, žinai, pojūčiai. Aš atsimenu save, kai aš pradėjau, tai buvo laikas, kai aš labai daug dalyvaudavau tiesiog kitų vedamose konsteliacijose, aš tiesiog važiuodavau. Ir ta prasme, jo, iš pradžių protas dominuoja, jis ten analizuoja, vertina, lygina su savo situacija. Mes net kartais dalyvaudami konsteliacijoje iškrentam iš to vaidmens ir savimi būname, ta prasme, ir klausia, kaip jautiesi, ir reikia pasipurtyti, kad suprast, kaip jaučiasi ten, o kaip jaučiasi čia. Taip, tada galva gali pradėti skaudėti, kažkoks, nežinau, sunkumas gali atsirasti. Tai bet čia viskas tik todėl, kad per daug analizės, per daug vertinimo. Mes gal kažkaip pripratę per protą viską perimti. Jo, didžioji dalis žmonių apskritai aplinkoje gyvena pastoviai vertinimo projekcijai, net ir tas dirbtinis intelektas, jis viskas per tas analizės, ta prasme, racionalus protas, ta prasme, ir viskas apie tai. O pojūtis jis toks lieka kaip visada nuošaly, bet įdomumas tame, kad prote nėra tiesos. Tiesa yra tik pojūtyje. Ir ta prasme, jeigu mes norim atrasti tiesą, gylį, mes turim eiti į pojūtį. Mes turim savęs klausti kasdieną, ką aš dabar jaučiu, kaip aš jaučiuosi, ką jaučiu. Vėl protas kažkur tempia į kažkokius tenais modelius savo, vėl susigrąžini save į pojūtį, ką aš jaučiu. Gerai yra taip, aplinka yra tokia, bet ką aš dabar jaučiu. Ir tada taip įdomiai. Čia toks kaip sporto salėje sportuoji ir kūną lavini. Tai ir čia, ta prasme, dėmesingumas. Labai gerai ugdyti dėmesį, kažkokią žvakės liepsną stebėti, sako, labai padeda. Yra tų visokių dalykų, tokių būdų. Ir kada tas dėmesingumas atsiranda, tada tu gali suprasti, kur protas, o kur pojūtis. Ir šiaip tikriausiai užčiuopti jausmą yra daug sunkiau šiais laikais mums, nes tas protas visada yra aktyvesnis, jisai visada į priekį mąsto, atgal mąsto, kaip ten buvo, kaip bus, o tas jausmas toks buvimas dabartinėje akimirkoje iš tikrųjų. Jausmas subtilus, tai jisai toksai, o protas jisai dominuojantis, jisai visur. Net tas jausmas ir atsiranda, vis tiek protas ten projektuoja savo iš karto, bet čia tokios kaip vibracijos, ta prasme. Jo, tas protas vibruoja, bet reikėtų sulėtinti. Aš, pavyzdžiui, per konsteliacijas tiesiog sulėtinti. Aš išmokau kažkokią savyje būseną tokią įjungti tiesiog. Prasideda konsteliacija ir aš tiesiog įjungiu kažkokį lėtumą. Sulėtėjimo tą tokį. Jo, ir įdomumas tame, kad tam lėtume ir pradeda atsiverinėti tokie dalykai. Ta prasme, kartais net kyla biškį įtampa ir tas protas vėl jungiasi, o kaip čia dabar. Bet duodi laiko, gali kažkokį, nežinau, padaryti gurkšnį. Ir tada ateina nauja mintis, nauja būsena ir viskas atsiveria toliau. Čia kaip man labai panašu į tai, kaip sako, ženk žingsnį ir kelias atsiras. Tai čia kažkas tokio. Kol tu stovi ir nežengi, tai tarsi nėra to kelio. Bet jeigu tu žengi, kelias atsiranda. Tai dar jeigu grįžtant prie tos techninės pusės, nes mano dvasinės mišrainės to podcast'o misija yra nuplauti tą tokį neaiškumą, nes dažnai būna, ir aš paskaičiau irgi konsteliacijų aprašymą, galvoju, kaip gražiai parašyta, bet kažkokiam tokiam žmogui, kuris nesidomi tais dvasiniais dalykais, jam bus kažkas neaišku, kad ką jisai ten veiks. Tai man gal norisi grįžti prie tos tokios dalies, aš paprašau tos konsteliacijos, tarkim, mano tema yra santykis ten su tėvais, tebūnė tai būna santykis su tėčiu, aš išrenku iš atėjusių žmonių pradžiui save ir tada tas procesas, kiek aš atsimenu, yra, kad tu pasikvieti tą žmogų į tą aikštelę, į tą lauką, uždedi rankas ant pečių, paprašai, kad pabūtų, uždedi tą rolę teisingai, nes čia būtinas šitas procesas yra. Jo, kažkokių tokių labai taisyklių, ta prasme, nėra. Gali uždėti rankas ant pečių, gali paimti už rankų, gali tiesiog paprašyti. Kad pabūk mano ten tėčių, pasakai vardą ir tada žmogus sutinka. Konsteliacija iš tikrųjų neturi kažkokių ribų ir kažkokių taisyklių. Dažnai, pavyzdžiui, būna konsteliacijose, ypatingai festivaliuose, kai daugiau žmonių,
atsiranda tokie žmonės, kurie jau turi tame patirties, kažkur kitur dalyvavę. Ir jie kartais net pradeda, ta prasme, vyksta konsteliacija ir jie pradeda, ta prasme, savaip ten, va čia reikėtų va taip. Savo taisyklės atneša iš kitur kartais. Pradeda net, savo taisyklės tokias, tarsi va taip turėtų būti. Bet iš esmės nieko panašaus. Konsteliacija, kiek va, jinai atsidaro, tiek atsidaro. Ir kaip jinai atsidaro, taip ir atsidaro. Bet aišku, ten, pavyzdžiui, protui, tai visada reikia daeiti iki kažkokio tikslo, žinai, va, yra kažkokie santykis, va, iš kur tai prasidėjo, jis turi tarsi užšiopti kažką, bet iš esmės aš nemanau. Mano patirtis rodo, kad ne. Net ir aš savo konsteliacijas esu turėjęs, pavyzdžiui, dėl alergijos turėjęs esu. Tai ne, man pakako tik tai pamatyti, ta prasme, iš kur tai ateina. Bet man nereikėjo konkrečios tenais kaip, kas, kodėl. Tiesiog užteko pamatyti iš kur ir man praėjo ta alergija, ta prasme. Nu, va čia kaip ir sakau, tas pamatymas iš šono labai daug ką duoda iš tikrųjų, nes kai tu esi pats toje situacijoje, atrodo, kad aš čia kankinuosi, kaip čia sunku. Ir man va pavyzdys, kur dabar vyko mano konsteliacija, aš pamačiau, kokia ten Santa Barbara iš šono yra ir galvoju, nu, iš tikrųjų juokinga. Ir kažkaip ir lengviau toje situacijoje pasidarė, nu, toks pamatai iš šono, galvoju, aha, va. Labai dažnai to net užtenka, ta prasme, tiesiog pamatyti situaciją iš šono. Pamatai ir galvoju, wow. Tai net, pavyzdžiui, ir psichodramai yra tokie, žinai, irgi šiaip aš domiuosi ir psichodramom, tai ten, pavyzdžiui, yra tavo situacija, va, tu ir tėtis. Nu, va, ir tarp jūsų įvyko kažkas, kažkoks pokalbis, pavyzdžiui. Mes suvaidinam psichodramai taip, kaip įvyko, tada antras dublis, tu stoji į tėvo poziciją, o kitas žmogus stoja į tavo poziciją. Kad pamatytum iš jo perspektyvos. Čia du žmonės. Mes, aišku, kviečiam kažkokį žmogų, kuris atstovauja tavo tėtį iš pradžių, pirmam dubli. Tu suvaidini taip, kaip buvo, tada apsikeičiat roliam, tu tarsi iš tėvo pozicijos jau tą patį vaidini. Ir trečias dublis, tu stoji pašalinį stebėtoją, o tavo šitą situaciją suvaidina žmonės. Ir kada tu praeini tos 3 ratus, tu supranti, kad o dievai, nebuvo čia jokio konflikto. Nu, to prasme, to dažnai užtenka, kad suprasti, kad ne, čia viskas daug paprasčiau, tame daug daugiau meilės ir gal nereikėjo iš vis. Ta prasme, burbulo kažkokią daryti. Jo, kažkokią burbulą, nes mes taip užsukam viską, užsukam sniego gniūžnę tokią, užsukam ir paskui pykstam. Bet tai visiškai bereikalinga, tai mus griauna pačius, ta prasme. Ir aš žinau tokių pavyzdžių ir per konsteliacijas, kur ten 15 metų pyksta, ten nekalba, su giminėjom ten nekenčia, nežinau, brolių, seserų, dėl kažkokių ten grašių, dėl nežinau, kažkokio sugriuvusio namo, nu, dėl žemės gabalėlio. Nu, taip kaip pagalvoji, nu, nežinau, vėlgi gal. Nu, bet tos konsteliacijos tam ir yra, kad tu kažkokį tokį konfliktinį, kažkokią nebūtinai konfliktinę situaciją, bet kažkokią problemą pamatytum ir tada darytum savo jau išvadas kažkokias, kur. Konsteliacijos turi tokias 3 taisyklės. Tai hierarchija. Hierarchija yra, kai yra tėvai, vaikai. Jo, hierarchija tai yra tokia tvarka ten, kurie atėjo pirmi, jie turi tokią teisumo teisę, tarsi, žinai. Arba, pavyzdžiui, net ir santykiuose. Pirmi partneriai, pavyzdžiui, gyvena vyras su moterim. Ir jisai įsiskyrė, susirado kitą moterį. Tai pirmai moteriai visada turi būti pagarba ir to vyro, ir tos antros moters. Jeigu pagarbos nėra, tai tai antrai moteriai labai sudėtinga bus sukurti laimę. Tai va tas pats tikriausiai ir su tėvais ir jų vaikais, nes dažnai mes matom ir konsteliacijose tikriausiai yra tas atvejis, kur vaikas, jau gali būti suaugęs žmogus, bet jisai moko savo tėvus, kaip jie turėtų gyventi. Pavyzdžiui, yra labai žmonių daug, kurie sako, bet mano tėvas tai darė tą ir tą ir jisai turėtų daryti tą ir tą. Čia reikėtų kažkaip įsisąmoninti tą momentą, kad
tėvam tik tai pagarba, jokių ten pamokslų negalima, kaip negalima, čia tas žodis negalima, tai vėlgi vis tiek tas pamokslas karts nuo karto kažkoks iššoka iš mūsų, ypatingai jeigu mes kažkur einam, kažkokius kursus ten daug veikiam, tai mes tiesiog iškrenta iš mūsų burnos, netyčia gal kartais. Bet šiaip reikėtų į pagarbą akcentuoti su tėvais, pagarba. Ir irgi, kai dėmesingumą, kai šiaip viskam padeda dėmesio lavinimas. Kažkokių smulkių darbų darimas, ten tokius per mikroskopą ten vos nereikėtų žiūrėti, tada maksimaliai susikoncentruoji. Ir kai tu tą dėmesingumą paskui išlavini, tai tada labai paprasta, net ir vyksta kažkokia situacija, pavyzdžiui, pokalbis ten su tėvais ar su kažkuo, ir tau kyla emocijos, bet jeigu tu dėmesingumą jau pradirbęs, tai tau tada tu gali dėmesio pagalba sustabdyti tarsi laiką. Ir tada iš tos lėtesnės perspektyvos pažiūrėti, kad tu gali rinktis, kaip reaguoti, ta prasme. Galiu čia pratrūkti, bet galiu atsitraukti, padaryti pauzę ir pasakyti kažką gražaus, transformuoti visą materiją. Mes tokie kaip dievai iš esmės esame, mes galim kurti realybę. Ir jeigu mes to nesuprantam, mes kenčiam, bet jeigu mes į tai atkreipiam dėmesį, mes galim pradėti kurti naujus pasaulius. Čia irgi, kur buvo toks geras pasakymas, kur medituoti, tai mes visi mokam ant pagalvėlės, bet kai jau kažkur patenki į kokią avariją arba ten kamščiuose stovi, tada turi prasiskleisti tas, ką tu išmokai toj meditacijai, būtent gyvenime. Tai čia irgi kažkas, kas priminė man šitą situaciją. Gerai, o jeigu grįžtant tada prie tų konsteliacijų, vis tiek tai nėra tavo išrastas metodas, kažkas jį rado, kokia yra apskritai istorija, kada atsirado tos konsteliacijos maždaug? Tai atrado Bertas Hellingeris, toks vokietis, jisai gyveno ten kažkas apie 70-80 metai, genty, misionierium buvo, ir ta prasme Afrikos genty kažkokia. Ir jis labai nustebdavo, kad ten to genty kyla kažkokie konfliktai, kažkas. Ir jie susirenka į tokį ratą, sustoja ten, keitalioja tas pozicijas ir stebuklingai įsisprendžia viskas. Patys tie afrikiečiai tą darė. Tada jis ten domėjosi, gilinosi ir pats dalyvavo ir grįžo į Europą ir nusprendė pradėti tai Europoje daryti, ta prasme. Pradėjo daryti iš pradžių su šeimom, su šeimos nariais. Ir kažkas strigo jam ten, strigo, kažkas nesigauna, kartais gaunasi, kartais nesigauna. Tada kažkaip atsitiktinumo dėka gavosi taip, kad su svetimai žmonėms sustatė ir nustebo. Nepažįstami tarpusavį. Jo, ir nustebo, kad tada viskas pradeda tekėti, viskas gaunasi. Gal kai nepažįsti yra lengviau iš tikrųjų. Tai mes kaip pažįstamės taip linkę pataikauti šiek tiek. Įtikt norim, ta prasme, kažkaip įvynioti gražų papiriuką viską. Nes šeimos nariai yra tie, kuriuos tu paskui matysi. O to visiškai nereikia, pasirodo. Jo, nes kai yra tie nepažįstami žmonės, tu ateini tą konsteliaciją, galvoja, o koks skirtumas? Pasakysiu, kaip jaučiu, vis tiek to žmogus nebepamatysiu greičiausiai daugiau. Jo. O su šeimos nariais jau ten norisi. Ir jisai buvo toks kaip pradininkas, o paskui daug visokių atšakų tokių konsteliacijų atsirado. Ir šiai dienai tai yra labai tikrai daug. Kad yra tam tikros atšakos, aš netgi šitų dalykų nežinau, nes man visada atrodo, kad konsteliacija tai čia vienas ir tas pats būdas. Nors man teko dalyvauti ir ne tik pas tave, būdavo ir tokios konsteliacijos, kur tau net nepasako, kieno pozicijai tu stovi. Ir tu, iš to jausmo, kai nežinai, tai gal ir atsargiau tada kalbi kažką, nes tu nežinai, ką tu vaidini, kuri tą žmogų. Tai tokioj dar teko dalyvauti, tai net nebuvau pagalvojęs, kad gali būti ir tos atšakos kažkokios skirtingos. Jo, galima, sakau, labai daugybė yra būdų. Ir tas Bertas Hellingeris su žmona, jie dirbdavo su konsteliacijom, tai jau paskui senatvėje jie iš vis darydavo, statydavo be jokių žodžių, be jokių diskusijų, tiesiog stato, kaip sustoja ir paskui tiesiog prašo tos aplinkos, kad sustokit, kaip būtų palankiausia žmogui, kaip būtų jam geriausia ir didžiausia nauda. Ir tiesiog žmonės keičia pozicijas ir tarsi
čia ir baigiam, tarsi to ir užtenka. Ir iš esmės jie, kaip tie žmonės, tas Bertas Hellingeris, tai jie sako, kad tai buvo efektyviausias būdas. Bet vis tiek tie žmonės tarpusavy galėjo kalbėti vieni su kitais. Ne, ta prasme. Nekalbėdavo. Ne, ten nereikėjo jokios diskusijos. Tiesiog teka energija. Jinai iš pradžių sustoja taip, kaip jinai yra kažkokioje situacijoje galbūt, o paskui jinai sustoja taip, kaip jinai turėtų būti, kad būtų palankiausia. Nes ne visada, pavyzdžiui, konsteliacijoje aš supratau, kad ne visada galima viską atidaryti ir viską pamatyti. Nes kartais būna ten per daug skausmo, per daug sunkumo tokio. Ir tiesiog kartais užtenka tik truputį. Iš esmės tai net, pavyzdžiui, kai žmogus ateina ir sako, aš noriu konsteliacijos, jau tada ten energija vyksta. Jau vien tik tai, kad jis pasiruošė žengti tą žingsnį, jau didžiulis energijos, pradėjo viskas judėti, jau ten tie visi protėviai, visi atkreipia dėmesį, laukia, kas čia dabar bus, pažiūrėkit, ką šitas žmogus daro. Tai reiškia, tas procesas prasideda daug anksčiau, negu pati konsteliacija įvyksta. Jau jisai prasideda, jau jisai dieną prieš, gali net savaitę prieš prasidėti, jau energijos kažkokios vyksta, ten, ta prasme. Ir kai tu pradedi žiūrėti į tai, po truputį su pagarba, ten labai svarbu išlaikyti pagarbą tokią, ta prasme, tokį, aš noriu į tai pažiūrėti. Ar galiu, reikia paklausti, ar aš galiu. Ir tada, kai tai veriasi po truputį, visada reikėtų jausti tokį kaip dėkingumą. Ačiū, kad aš tai galiu patirti, galiu pamatyti. Esu dėkingas. Ir kuo labiau tą jausmą jauti, tuo tau daugiau parodoma yra. O kas, pavyzdžiui, tave patį įkvėpė vedimui konsteliacijų? Ar tu pats turėjai kažkokį mokytoją, kuris parodė, kaip tą daryti? Ar kaip tu tapai vedėjų tų konsteliacijų, man įdomu? Aš labai daug dalyvaudavau. Tiesiog važiuodavau savaitę, tai 2-3 kartai, kai aš kažkur pas kažką dalyvauju. Ir aš nežinau, aš turėjau kokius 500 gal rolių skirtingų. Ta prasme, visokių rolių. Tėvas, sūnus, nežinau. Pabuvai kiekvieno kailyje, žodžiu. Būsenos, ta prasme, nuotaikos visokios, alkoholis, narkotikai, žmogžudys, auka. Ta prasme, visokiose būsenose. Ir kažkaip per tas būsenas, kai eidavau, man pradėjo eiti suvokimai. Apie ką tai yra. Ir tokia, tai grinai tik mano tokia patirtis. Tai tu gaunas iš tikrųjų, kad esi kaip savamokslis, nėra kažkokio to mokytojo, kuris įkvepia ten. Aš niekur nesimokiau, nieks man jokios iniciacijos, nieko man nedavė, aš tiesiog labai stebėjau, man tai buvo labai įdomu ir man po šiai dienai tai yra labai įdomu, aš pastoviai žiūriu, pastoviai domiuosi. Ir tiesiog tokia draugė pas mane buvo Viktorija ir jinai užsuko pas mane svečius ir sako, kuo tu domiesi, mes pradėjom kalbėti, sako, gali man parodyti, aš jai parodžiau ir jinai sako, wow, tau, sako, reikia vesti, tai žmonėm, ta prasme, nes čiagi labai vertinga. Ir aš kažkaip dar taip, žinau, visi galvoju, tai supranta, visi taip gyvena, taigi visi žino. Bet kažkaip po truputį, taip vieniem, kitiem, iš pradžių draugų kompanijose kažkur tenais, kai tam buvo užklausa, paskui festivaliukė vienam, kitam ir taip po truputį, nežinau, dabar kokie 6 metai, vedu tiek asmeninės, tiek grupinės konsteliacijas. Nes mes iš tikrųjų su tavimi, manau, taip ir susipažinom, kad festivaliai Debesų pievai tu vedei tas konsteliacijas, ten ir žmonių tada daugiau būna, nes vis tiek festivalis daugiau žmonių talpina. Tai ir jo, atsimenu, kad ten man labai kažkaip įspūdį paliko tos konsteliacijos, tai paskui teko ir gyvai jau dalyvauti Vilniuje, kai buvo tos mažesnės grupelės. Jo, tai labai užkabina, tiesiog yra kažkokie suvokimai, bet ten per kūną eina, ta prasme, kažkokie šiurpai, gali praeiti visų kūnų, tiesiog energija. Keičiasi pozicija, ateina kažkoks žmogus ir ašaros pradeda riedėti, arba kažkoks ima juokas, nors nejuokinga. Ta prasme, aš tiek matęs visokių dalykų ten, kaip pavyzdžiui, moteris raudonuoja, kaista, atsisėginėja sagas ir mes klausėm, o kas atsitiko tai merginai? Ir sako, jinai sudegė, sako, gyva name.
Ir mes matom, va, žmogus atėjęs nepažįstamas, Kuris net nežino to. kuris net nežino tos situacijos ir jis prieš mūsų akis dega. Raudonuoja, karšta, na, ir Jo. kur tokios, eina tas Ir čia, emocijos, būsenos. ir čia nežinau, čia nereikėtų išsigąsti to, kad tai, ta prasme, aplinka niekada nėra prieš mus, pasaulis, jis nėra prieš mus, jis nenusiteikęs kažkaip mums pakenkti, jisai tik dėl mūsų. Tai duota mums, tai prieinama informacija. Nereikėtų to bijoti. Aš iš vis netikiu jokiais tais, nežinau, demonais, kažkokiais ten prikibusiais, Apsėdimais ten visokiausiais. kaip sako, prikibę ten prie tavęs energetiniai vampyrai. Nu, vat aš netikiu tais dalykais, blemba. Man atrodo, yra meilė arba jos nėra. Viskas. Jeigu meilės nėra, žmogus kenčia. Ta prasme, kažkokius daro klaidingus, kažkokius dalykus. Jeigu meilė yra, jisai auga, jisai skleidžiasi, jisai pradeda kurti. Nes aš kažkada bijodavau mirusių žmonių labai smarkiai. Ir mane ir gazdindavo tenais tais mirusiais žmonėmis. Ir visi tie siaubo filmai, viskas ant to pastatyta. Bet iš esmės, kada aš pradėjau eiti per konsteliaciją ir aš stovėjau mirusių žmonių pozicijose kokių 50 kartų, aš supratau, kad va čia mes gyvenam ir mes čia ieškom tos besąlyginės meilės. Čia jos mes nerasim. Bet kai mirsim, mes būtent į tą būseną ir ateisim. Į va tą besąlyginę meilę. Mes iš jos čia atėjom ir į ją mes ir sugrįšim. Tai mirtis tai yra gražiausias dalykas, kas su mumis nutiks. Ir nereikia gal tiek to bijoti. Ir iš vis to nereikia bijoti. Tai reikia, nežinau, su pagarbai tai žiūrėti ir dėkoti ir mylėti tą būseną, iš kurios atėjom ir į kurią sugrįšim. O ar pastebėjai, vis tiek jau pravedi, tikrai tikiu, kad nemažai konsteliacijų per tuos metus, ar pastebėjai, kad yra kažkokios tam tikros pasikartojančios temos, kur dažnai ateina žmonės, gal kažkam bus įdomu ateiti irgi su savo tema, negali žinoti. Tai kad žmonės irgi žinotų, su kokiom temom ten ateina tų konsteliacijų. Tai kiek aš dalyvau, aš pastebėjau, kad labai dažnai yra tas mano santykis su tėvais arba mano santykis su partneriu. Tai viskas apie tą patį. Ištisai praktiškai, nežinau, keičiasi kažkiek keičiasi nuotaikos, bet iš esmės viskas visada apie tą patį. Bet, ta prasme, būdavo pas mane, aš darydavau irgi tokių visokių eksperimentų, pavyzdžiui, kažkokiuose kaip festivaliuose vesdavau. Tai tiesiog būna, galvoju, neliesiu tėvų, pavyzdžiui. Tiesiog ten žmogus ten, pavyzdžiui, stato dėl darbo, statau tik tai tą žmogų, statau tik tą darbą, statau tuos bendradarbius, dar kažką ten statau, kažkokias nuotaikas ir kažkaip visada atsimušam į tokį momentą, kad tiesiog neteka energija. Statosi viskas, bet kažkaip trūksta kažkokios gyvasties. Ir tarsi nėra sprendimo. Ir tada, pavyzdžiui, ten, o iš pradžių buvo pokalbis, kad, pavyzdžiui, ten su tėvu ten kažkaip, ne kažką. Ir pastatyk tėvą, ir ten įveda tą tėvą ir pas visus ten energija, ten kas kaista, kas rausta, kas nori sėstis, kas nori ten išeiti. Ta prasme, iškart prasideda kažkoks veiksmas. Tai iš tikrųjų labai didžiulė įtaka tų artimų mūsų žmonių, mes turbūt net neįsivaizduojam, kaip jie įtakoja mūsų gyvenimą ir kaip svarbu su jais sukurti pagarbų tinkamą ryšį, kad įsilaisvint patiems, kad atskleisti savo tą vidinį potencialą, kad per tave pradėtų tekėti energija. Čia tokiu atveju aš manau, kad dar tie, kas dalyvauja tose konsteliacijose, dažnai turi būti tokie nuoširdūs patys prieš save, kad jie galėtų transliuoti, ką jie ten jaučia. Aš, pavyzdžiui, iš savo patirties pastebiu, kad žmogus, matosi, kai jis ateina ir jis kažkaip pasitikė, žinai, arba jis jau pasidavęs. Ta prasme, jis kovojo ir vis tiek lipa ant to grėblio ir jis jau guzų savo primušęs pilną kaktą ir jis ateina ir jis sako, viskas, negaliu daugiau, noriu tiesiog kažką padaryti, kad tai pasikeistų. Tada labai greitai įvyksta stebuklas. O būna tokie ateina ir žiūri taip iš padilbų, taip gudriai, taip analizuoja,
stebi tave kiekvieną tavo ten žingsnį, kiekvieną žodį. Ir man atrodo, kad ten biški dar yra uždaryta. Įtarinėja, kad gal čia kažkas suvaidinta. Kažkokia gal klasta tame išvelgia, gal per daug analizės, per daug tokių lyginimų. Aš atsimenu, žinok, tokį įvykį debesų pievoj, kai buvo konsteliacijos ir atėjo du vyrukai, man atrodo, vyras su sūnum. Ir aš, kadangi prie jų sėdėjau, aš girdėjau jų pokalbį ir tokia, pažiūrėsim, kas čia per spektaklis, jie čia mums neįrodys, kad, tas vaidinimas, sako, čia viskas melas, čia tu turi pamatyti, kad čia suvaidinta. Ir tada pasibaigė tos konsteliacijos ir aš mačiau, kokie jie buvo apšalę. Ir, nežino tiesiog, bet žmonėm gal sunku patikėti kažkaip, kad čia nėra surežisuota. Tai žmonės, prasme, čia kaip ir ta istorija su Jėzum, kai jis ten per vandenį ėjo. Ir jie vis tiek ten sako, ten kažkas po apačią padėta, ten, ta prasme, taip negali būti. Ta prasme, yra tokių žmonių, kurie nors tu jiem ten ir parodė gyvą tą stebuklą, jie vis tiek atmes. Jų tiesiog, jų kažkokių sąmonės lygmuo dar negali talpinti, negali priimti to. Ta prasme, pas juos dar tiesiog kažkoks, nežinau, kažkokia būsena, kai niekaip. Ir tai yra normalu, tai tiesiog dar gal reikia kažkiek laiko, o gal jiem iš vis nereikia to nei pamatyti, nei suprasti. Gal jiem pakanka taip, kaip yra pas juos, žinai. Ir jie čia teisūs, iš tikrųjų, kiekvienas yra teisus iš savo pozicijos. Kaip ir, pavyzdžiui, konsteliacijos yra toks labai svarbus principas, kad visi turi teisę į viską. Ta prasme, taip kaip yra. Šeimos visi tie nariai, žinai, visi turi teisę būti. Nesvarbu, koks jis ten buvo, pijokas, ten kažkoks maniakas, jis vis tiek turi teisę būti šeimos dalimi. Jo negalima išstumti, išmesti, tarsi, žinai, eik, tu ne mūsų šeimos narys, mums tokio nereikia šeimos nario. Tai tada, jeigu mes taip išstumėm, tai ateinančios kartos gali perimti jo likimą. Arba modeliuoti labai smarkiai jo kažkokius poelgius, jo tiesiog tai toksai, žinai, kaip bėgimas nuo savo šešėlio. Aš nusisuksiu, bet vėl, tai vėl išnyra prieš mus pačius. Neįmanoma niekaip, nei apžaisti, ta prasme, mes tiesiog per pagarbą turim tai priimti. Taip yra. Aš lenkiuosi prieš tai, kad tai yra. Tai mano, ta prasme, tai mūsų visų. Nebėkim nuo to, pasižiūrėkime į tai visi kartu. Visi kartu mes galim tai pakeisti. Aš atsimenu, kad man labai buvo patikę, kai buvo kažkuri konsteliacija, bet čia jau senai. Ir buvo moters, kuri labai pyko ant tėvo, nes tėvas gėrė. Ir vis tiek tavo pateikimas buvo, kad turi vis tiek atsirasti dėkingumas tam tėvui už tai, kad jisai suteikė gyvybę. Tai tas man labai įstrigo kaip tokia konsteliacijų taisyklė, kad pagarba tėvams, kad ir kokie jie bebūtų, ta pagarba turi būti. Tai tu įsivaizduok, mes turim dabar viską. Net dabar čia būdami, mes turim jaukumą, tokį šios patalpos, šilumą, ramią muziką, gerą laiką, už lango šaltis piešia ant langų šiandieną visus ornamentus ir visa tai tų žmonių dėka, kad jie susitiko, kad tarp jų buvo meilė. Ir tai galima dabar patirti. Ir mes turim teisę į viską, į tą prasme, į viską, į dangų, į debesis keičia formas, kad tik mums būtų linksma, paukščiai čiulba, gėlė žydi, kvepia, kad tik žmogau tau būtų čia gera. Ir to nematyti, nebūti už tai dėkingam žmogui, per kurį tu gavai tai tiesiog yra, tai yra, sako, kai suprasi, tada ir atleisi. Tai tiesiog žmogus dar nesupranta. Jis dar nori pykti, jis nori dar konflikto, nori kažkaip pasakyti. Jo, ir tai irgi, tai jis turi tai galbūt teisę netgi. Bet ta prasme, mano patirtis, man rodo, per konsteliacijas, jeigu aš būna kartais irgi einu į tą konfliktą, žinai, žmogus yra jo santykis ir tas santykis yra konfliktiškas ir aš tiesiog, kad parodyti žmogui, kurių taip kaip yra, žinai. Sakau, pasakyk dabar tėvui, kad jis niekšas ten niekšė, tu niekam tikęs, kaip tu mane auginai. Jo, ir per tai eina ten kažkokios emocijos, jos eina, per tai irgi. Kažkiek netgi gali atrodyti, kad tai netgi palengvina, kažkaip padėjo, tarsi, išsakiau. Bet paskui ateina kaltė, kad kaip aš tai prieš tėvą, ta prasme. Ir tai iš vis niekada niekur neveda.
pas tėvą pradeda kažkoks sunkėti kojos, jam norisi lenktis, jam norisi tarsi kažkoks skausmas, kaltė, tu irgi, ta prasme, išsakėjai, bet pas tave rankos nusvyro. Nu, ta prasme, aš matau net per kūnus, kad tai nieko neduoda. Iš vis, tai lengvas kelias, spjauti viską ten išsakyti, bet, ta prasme, bet tai uždaro tavo potencialą visiškai. Bet kai tu, ta prasme, buvo sunku, buvo smurtas, prievarta, daug skausmo, bet šiai dienai tu esi gyvas, tu turi šitą gyvenimą, tu turi šitą pasaulį su visais jo turtais ir tu turi galimybę pakilti virš viso to, kas buvo ir sakyti tėvai, per tave aš turiu viską. Tavo dėka aš galiu būti toks, koks noriu. Tiesiog nereikia ten kažkokių prieš jį ten daug kažkokių atsiprašymų ar kažko, tiesiog tinkama pagarba, nusilenki, padėkoji ir tada galėjai gyventi savo gyvenimą. Pas tave visai kitas potencialas atsiranda, tu visai kitaip gali žengti. Tiesiog toks tinkamas ryšys, atstatyti tą tinkamą ryšį, kiek įmanoma pasistengti bent jau dėl to, žinai. Iš pradžių bent kažkiek dėl to padaryti. Paskui tu pradedi gyventi, pradedi matyti, kad tau pradeda visai kitaip sektis, tada gal tu dar daugiau padarysi dėl to. Tada dar daugiau, o tada iš vis nelieka ribų. Ir tada supranti, kad, nes pavyzdžiui, net ir tas Bertas Hellingeris sakydavo, kad tai, ką mes neigiam, tai, ko mes nepriimam, tai kaip taisyklė mus apsėda. Nu, bet, pavyzdžiui, ten nenorim, ten tėvas, ten niekam tikęs tėvas. Ir jeigu aš kaltinu tą tėvą, tai taip įdomiai, aš pats tampu niekam tikusiu tėvu. Nu, ta prasme, ir nuo to toks jausmas, kad, nežinau, nepabėgsi. Atkartojam tą situaciją tiesiog kažkaip pasąmoningai. Bet tai, ką mes neigiam, ko mes nenorim, tai mus apsėda tiesiog. O tai, ką mes priimam su meilė ir pagarba, tai mus išlaisvina. Tai va čia tokia viena esminių taisyklių. Va, vien tik tai, jeigu įsisąmonint, nes tie žodžiai tai būna, žinai, va, aš sakau tus žodžius, nu ir kažkas išgirdo tos žodžius, nu jo, mes žinomgi apie viską, iš esmės žinom daug tų žodžių gražių, bet kiek jų įsisąmoninom, žinai, labai svarbu įsisąmoninti ir suprasti gilį, tą esmę, apie ką tai yra. Ir jeigu tai dar įmanoma bus pritaikyti paskui savo gyvenime, tai tada vat ir prasideda naujas gyvenimas. O man dar vat atėjo, vat, kadangi tą temą jau kalbam, ar tu turi kažkokių vat kaip vedėjas, ar būna kažkokie sunkumai, su kuriais tu susiduri, nes vis tiek tikriausiai žmonėm irgi būna sunku priimti tam tikrus, nežinau, aspektus tose konsteliacijose, kur ten, nežinau, kad ir tas pavyzdys, ane, tėvas visą gyvenimą gėrė, o dabar žmogus sako, tu turi būti dėkingas. Ir aš tikiu, kad ten įvyksta kažkokia ego mirtis iš dalies. Ten daug įvyksta tokio priešpriešos tokia, žinai. Nu, jo, kažkada man buvo didesni iššūkiai, nes aš labai stengdavausi tokį happy endą padaryti, žinai. Aha, išspręsti viską. Į tokį laimingą pabaigą, tipo, žinai, nueiti. Bet aš supratau, per praktiką, per patirtį supratau, kad ne, tai nebūtina, žinai. Ir tai labai mane išlaisvino, nes tiesiog kartais būna sunkios labai situacijos. Dar esu pagavęs save tokiuose momentuose, kai manyje pačiame tokia puikybė tarsi prabunda. Kai aš ten darau, tai viskas gaunasi, viskas taip lengvai, gražiai ir aš toks, wow, čia iš vis aš čia galiu praktiškai bet ką pamatyti, žinai. Ir tada ateinu į konsteliaciją sekančią, pradedu žiūrėti ir ten tokia sunkiai, ten pusė šeimos išprotėjusi, lygos ten ir suprantu, kad wow, ta prasme. Tai vat vėlgi toks būna tokie visokie momentai. Tai tikriausiai čia galima ir pasakyti, kad ir ne visos tos konsteliacijos turi būti iki galo išspręstos, ne? Kažkaip taip su to happy endingu. Visiškai. Ta prasme, pati esmė iš vis raktas, kad tu bent jau žmogau, kad tu nusprendėjai pažiūrėti. Jau vien tik tai labai daug duoda. Ta prasme, milžiniškas resursas. O pavyzdžiui, jeigu ateina kažkoks žmogus, nori ateiti kažkas į konsteliaciją,
kas dar neturėjo tos patirties, vis tiek žmonėm baisu visada pirmą kartą, ar reikia jiem kažkaip ruoštis? Ne. Dažnai žmonės bijo, kad va čia tipo, ar aš čia neįsinešiu va tos būsenos, ar čia manęs kas neapsės. Bet vėlgi čia viskas iš tų siaubo filmų, iš tų kažkokių gąsdinimų tokių, žinai, kad tau čia pakenks kažkas. Sakau, pasaulis nenusiteikęs pakenkti. Jisai viskas čia tik dėl mūsų yra, kad tik mums būtų gerai ir kad tik mums pasisektų. Aš atsimenu, kad čia buvo pirma priežastis, kodėl aš atėjau per debesų pievą į konsteliacijas, nes aš girdėjau, prieš pačias konsteliacijas, kai tu kalbėjai, kažkoks irgi buvo žmogus, kuris atėjo paklausti, kas yra tos konsteliacijos, ir aš kažkaip šalia stovėjau. Ir tu pradėjai kalbėti apie tai, kad visi žmonės yra sujungti, mes visi turim tą kažkokią dalelę tos bendros sąmonės ir aš atsimenu, kad tai ir buvo priežastis, galvoju, va čia bus įdomu, tai eisiu į tas konsteliacijas ir man kažkaip labai rezonavo tie žodžiai, kad mes tiesiog visi kaip žmonės esam kaip vienas tinklas. Mesgi įsivaizduok, mes ateinam iš žmogaus, per žmogų mes ateinam, įsivaizduoji? Tai mes save ir atrasti ir suprasti galim tik per žmonės, ta prasme. Žmonės mums tiek reiškia. Taip iš tikrųjų yra stipru kurti tinkamus, vertingus santykius, pagarbius tokius. Tai yra magija visiškai. Tai dar yra vienas konsteliacijų principas, tai balansas toksai. Čia tas vienas iš tų taisyklių, kur hierarchija, balansas. Hierarchija, balansas ir va ta teisė būti. Teisė būti, hierarchija ir balansas. Tai va tas balansas, tai tokia labai man panašu kaip karma. Pavyzdžiui, aš tau pasakiau blogą žodį, kaip taisyklė man kažkas pasakys blogą žodį. Arba už tą blogą žodį mano sąžinė mane grauš. Ir čia irgi neįmanoma to kažkaip apžaisti, žinai. Neįmanoma nuo to pabėgti. Nes jeigu aš įsisuksiu nuo to kažkaip, atsitrauksiu, nuneigsiu, sakysiu, tai ne mano, tai mano palikonis už tai neš atsakomybę. Ir niekaip. Tiesiog perduodam kitam. Tiesiog. Ir tai ne todėl bus, kad tai jį apsės kažkas pikta, kažkokia valia ir jis ten negalės pabėgti. Ne. Jis tai darys iš besąlyginės meilės, iš kurios jis atėjo. Ir ta besąlyginė meilė jo širdį jam sakys gelbėt mane. Ir jis elgsis taip. Kartais net aukodamas savo gyvenimą, kad tik susibalansuotų sistema. Nes jeigu sistema nesusibalansuoja, tai jinai turi susinaikinti. Tai tada jinai eina į susinaikinimą. Čia mes apie giminę kaip kalbame. Čia apskritai balansas tai auksinė tokia taisyklė, jinai visur tinka. Vat kiekvienas žodis, jeigu irgi įsisąmoninti va tą būseną, kad visur yra balansas, ką aš kuriu, tai arba grįžta, ta prasme, aš sakau gerą žodį, tu toliau irgi pakėlėtą nuotaiką eini su manim pabuvus irgi sakai gerą žodį. Ir tai tęsiasi. Ir man grįžta tas geras žodis per kažką. Bet aš galiu sakyti ten kažkokį, nežinau, komentarą, ten kokį neigiamą, ten kažkaip bandyti pažeminti, ar bandyti įžeisti, ar bandyti užgauti. Reikia suprasti, kad tu kuri savo realybę, tai transliuodamas, tu niekur nuo to nepabėgsi. Tu tai turėsi išjausti. Tu turėsi išjausti tai, ką išjaučia tas žmogus gavęs tavo komentarą. Ir niekur tu nuo to nedingsi. Taip, kad reikia labai kramtyti, ką mes kalbam ir ta prasme, ir labai aiškiai suvokti. Tai iš esmės įsigelbėjimas, bent jau kai aš matau su konsteliacijų pagalba, tai yra pakilti virš viso to. Ir mes tikrai galim visi, garantuoju. Vat šią akimirką, vat dabar klausant to pokalbio, aš viską galiu keisti čia pat. Vat nauja akimirka ir aš galiu būti naujas žmogus. Aš buvau čia galbūt demonas, aš čia grioviau, naikinau, bet aš galiu čia pat žengti kaip Dievas. Visiškai tai prieinama, tai yra magija tokia, kad mums prieinama, mums tiesiog duota. Čia kur irgi sakė, kad mes patys kūriam save ir aplinką aplink save, savo veiksmais. Ir mes galim sukurti, nežinau, per
per pusmetį mes galim sukurti rojų savo gyvenime. Tai manau, kad apie konsteliacijas išsiaiškinam kažkiek. Aleliuja. Pasakyk dar ir man, ir žiūrovui, kur tave rasti, jeigu vat kažkas norės gal išbandyti šitą metodą, kažkaip sudalyvauti. Tai aš gyvenu šiaip Elektrėnuose, ten prie Elektrėnų sodyboje, būna ten darau, kad ir Kaune, ir Vilniui. Ir šiaip esu atviras, kad pavyzdžiui žmonės, jeigu tiesiog mane gali pasikviesti, susiorganizuoti kažkokią kompaniją, su manim susisiekti ir aš esu labai atviras visiems planams. Arba žmonės galbūt turi kažkokias patalpas ir norėtų va šitą praktiką įsitraukti į savo kažkokį repertuarą, tai tiesiog irgi su manim gali į mane kreiptis, mes galim tikrai suderinti, sutart. Tai bus Facebookas tavo, ne? Jo, per Facebook'e aš šiaip, tai galima mane per ten su manim susisiekti. Ir galima tikrai labai daug dalykų sukurti kartu. Aš šiaip labai nusiteikęs iš vis su visais kurti, kiek galima daugiau bendradarbiauti, nežinau, man labai domina bendri projektai. Mes tikrai galim labai sukurti daug gražių dalykų, tai visada esu atviras širdimi į visus pasiūlymus. Ir jeigu kažkam reikės galbūt mano kažkokių patarimų ar pagalbos, tai tikrai irgi rašykit, kreipkitės. Nes aš manau, kad pavyzdžiui, jeigu žmogus, kad ir dėl konsteliacijų kalbant, kažkaip abejoja, bijo, bet jaučia trauką, jisai visada gali tau parašyti situaciją ir paklausti, ar verta daryti visada gali. Ta prasme, aš visada stengiuosi atrašyti į visus klausimus. Super, tai ką? Tai valio. Valio, linkiu dar daug tokių fainų konsteliacijų ir manau, kad ir pati sudalyvausiu ir manau, kad kažkas iš žiūrovų galbūt irgi ir susidomės ir ateis ir naujų tų žmonių su savo kažkokiom neišspręstom dilemom. Taip, tai labai ačiū tau, kad pakvietei. Linkiu tau irgi naujų pradžių, sėkmės tavo pradžiose šitose visose. Tai žaviuosi tavimi, stebiu tave, žaviuosi tavimi ir linkiu tau meilės. Labai ačiū. Tai labai tikiuosi, kad podcastas smagiai susiklausė ir klausimų apie tai, kas yra konsteliacijos, liko mažiau. Na, o jeigu jų liko, tai žinoma kviečiu pakomentuoti savo klausimą ir manau, arba aš, arba Nerijus atsakysime į tai. Ir tuo pačiu noriu pakviesti pasekti Dvasinės mišrainės kanalą YouTube platformoje, nes kiekvienas subscribas, laikas, komentaras ir pasidalinimas motyvuoja kurti toliau, nepasiduoti ir ačiū Jums, kad žiūrit.